Pas mane atėjo labai keista šeima. Vyras, stambus, 2 moteriškės, viena jaunutė, kita vyresnė ir mergaitė. Ir situacija buvo labai netradicinė, nes esant abiems moteriškiams, vyras pasakė, kad jo problema yra tik viena, kad jis turi dėmę ant lyties organo ir prašė, kad aš ją pašalinčiau. Na, tai, kad prašė, kad pašalinčiau dėmę, tai čia yra smulkmena, nes smulkmena buvo, kad jis išsiėmė savo lyties organą, sėdint abiems moteriškiams ir per metrą nuo mane sėdint mergaitį. Tai buvo vyno kabinete, paprasčiausiai jie visi buvo įėję kartu. Ir tai buvo vyno dėmė, kuri netaip jau retai ir pasitaiko. Ir tas vyno dėmes šalinu, kada jos būna veide, matomose labai vietose. O lyties organas yra vieta, kurios šiaip jau žmonės nelabai mato. Ir aš pasakiau, klausykit, kam jums reikia, čia nesąmonė, šita vyno dėmė jums visiškai nieko netrukdo. Ir kada aš atsisakiau šalinti, tai vėlgi mano baisiam nustebimui ne vyras, o vyresnioji moteris pradėjo ant manęs rėkti ir pasakė, mes mokam pinigus, jūs darot. Na, tai paprastai pacientai nebendrauja, bet tai buvo su labai dideliu triukšmu ir vertimu, kad aš būtinai tai šalinčiau. Vėliau vyresnioji moteris paprašė, kad apžiūrėčiau mergaitę. Aš pasakiau mergaitei nusirengti, mergaitė atsisakė nusirengti. Vyresnioji moteris pradėjo ją nurenginėti, jinai pradėjo klykti ir draskytis. Taip irgi nebūna. Tada aš jai pasakiau, tėvelis, nusirengė, dabar tu nusirenk. Ir ta mergaitė mano baisiai nuostabai pasakė, jis man ne tėvelis. Tada aš sakau, jūs ne šeima, nes, kažkaip tai, nors aišku, 2 moteris ir 1 vyras, bet kaip ir mūsų visuomenė iki šiol tai nėra įprasta, kad žmogus apsinuogina visiškai prie svetimų žmonių. Tada vėl ant manęs pasipylė ten riksmai, koks jūsų reikalas, ko iš čia klausinėja tokių dalykų ir taip toliau. Vėliau, kai prasidėjo šitie visi įvykiai, aš pamačiau, kad tai buvo ūsas ir abi 2 seserys. Bet tai buvo daug vėliau, aišku, kad tai buvo vyresnioji mergaitė, kuri dabar neaišku, nei kur yra, nei kas su ją daroma, bet vaikas elgėsi iki tiek, kad, kaip žvėriukas, draskėsi. Ir Stankūnaitė jūs atpažinote? Buvo Stankūnaitė, buvo jos vyresnioji sesuo. Naruševičienė Violeta. Ir buvo